Ar esi pastebėjęs tą prakeiktą triuką, kaip metai ima lėkti vis greičiau? Kai buvai pyplius, vieną vasarą atrodė kaip prakeikta amžinybė. Dabar mirkteli ir dar vienas dešimtmetis nuvažiavo velniop, kaip cigaretė per vėją ant motociklo. Čia ne mistika, čia tavo paties galvoj užsuktas šūdas. Weberio efekt nėra dėsnis, jei nori protingo pavadinimo. Kai tau 5, vieni metai yra 1/5 viso tavo suknisto gyvenimo. Milžiniškas gabalas kelio. Kai tau 40, tai tik menkas gabaliukas, 2,5%. Menkas cyptelėjimas, kaip akmenukas į padangą. Jei skaičiuotum šaltai, iki kokių 20 jau būni prasukęs pusę savo subjektyvaus laiko. Bet tikras laiko žudikas nėra matematika. Tikras žudikas – rutina. Darbas, namai, telefonas, miegas. Tavo smegenys – tingus redaktorius. Mato dublikatą ir sako, ai, šitas jau buvo, ir meta lauk. Jokio įrašo, jokio prisiminimo. Tu važiuoji autopilotu kaip senas baikeris tiesiu, nuobodžiu plentu. O paskui vieną dieną pabundi, pažvelgi į veidrodį ir velniai rautų. Jau 10 metų dingo kažkur už horizonto. Rutina yra narkozė. Tu gyveni, bet tuo pačiu metu esi užmigdytas. Ir yra tik keli dalykai, kurie priverčia laiką sulėtėti. Baimė, skausmas. Arba kažkas naujo, kas įspardo tavo komforto zoną, kaip sunkus kerzinis batas į duris. Jei nori, kad dienos nesusitrauktų į vieną pilką šūdą, įmesk į gyvenimą naujų posūkių. Nes tiesioje autostradoje, be nieko įdomaus, laikas visada spaudžia gazą.